Labą dieną, gerbimi moksleiviai, toliau aiškiname programavimą ir mes šiandieną aiškinsimės naują temą, tai iš vadovėlio 24 pamokos, tai 24 puslapio, ketvirtą uždavinį. Aš čia jį įkėliau į Wordą ir bandykime jį išsiaiškinti, kaip tas uždavinys pseudokodu atrodytų. Tai pirmiausiai uždavinio sąlyga. Parašykite programą, kurie apskaičiuotų, kiek knygų K vidutiniškai per metus perskaito vienas mokyklos bibliotekos lankytojas. Žinomos vidutiniškai per vieną mėnesį perskaitytų knygų skaičius yra V kintamasis ir vidutiniškai per metus apsilankiusių bibliotekoje skaičius yra N kintamasis. Tai N ir M ir V yra duomenys, čia duomenys, o mums reikia surasti K, tai rezultatą. Dabar pasitikrinimą čia mums nurodė, tiesa, gausis pasitikrinimas, iš karto įspėjo, kad 1,8, tai reikės apvalinti, bet mes neapvalinsim, mes taip ir paliksim, nes tolimesnė čia medžiaga. Tai kokį mes parinksim duomenų tipą? Mes iki šio laiko žinome sveikiems skaičiams int, o realiems skaičiams double ir float. Kokį mes rinksimės? Jeigu dalyba, tai aišku, man atrodo, po kablelio gali atsirasti skaičiukas, tai mes rinkimės double. Tai pasirinkdami double kintamąjį duomenų tipą, priskirkime kintamuosius K, V ir N. K yra kiekvienas per metus skaitytojas perskaito knygų. V, kiek per mėnesį iš viso perskaityta knygų bibliotekoje. N, kiek per metus lankytojų biblioteka turėjo. Ir dabar mes paprašome tų duomenų. Su CAUT eilute paprašome, kad įvestų, kiek per mėnesį perskaitytų knygų iš viso yra bibliotekoje, ne? Per mėnesį. Tai čia V kintamąjį įvedam. Toliau, kiek lankytojų per metus buvom, kintamąjį N. Na ir formulė tokia yra, kad turim sužinoti, kiek per metus perskaitytų knygų viso, tai V dauginam iš 12 ir dalinami iš kiek lankytojų per metus buvo, iš to kiekio, tai N. Ir gausime K. Na, išvedimo į ekraną metu mes dar pranešame, kad per metus vienas skaitytojas vidutiniškai perskaito ir kintamąjį K panaudojam, kad sužinoti, kiek per metus. Tai dabar susiveskim viską į programą į kodebloką. Tai štai mes pasidarykim naują kodebloką, jeigu kažkas tai užmiršo, kaip kodeblokas pasileidžia, tai proga dabar prisiminti. Tai štai kodebloko langas, spaudžiam Create a New Project, naujas projektas. Ir čia mes susirašome 24 puslapio, ketvirta užduotis. Ir kelias būtinai, kad tai jūsų aplanką laiktų. Va čia nurodyti kelią, per tos 3 taškus galime nurodyti, kur tai. Visą šitą nepildome, čia pildo pats kompiuteris. Programa. Nespaudžiame, GNU būtinai turi būti ir čia varlytė būti, kad realizavimo langą matytume. Čia negali būti varlytės, nes tada nerodys realizavimo lango. Bus tinklui pritaikytas. Spaudžiam Finish. Jeigu dabar nebūtų, sakykime, nieko čia nesimatyto, tada einam į View ir paspaudžiam Manager. Jeigu nesimato jūsų kažkokio pareigties, ieškote projekt. Ir tada, kaip iš projektų susirandate, matote, kad nurodytas pavadinimas, visą šitą spaudžiam Source ir Main 2 kartus paspaudžiame. Štai turime pavyzdinę programos langą, kur HelloBot. Visą laiką mokau, kad HelloBot reikia patikrinti, ar dirba. F9 paspaudžiame, matome, kad dirba. Pranešimas. Reiškia, programa paruošta darbui. Dabar naujiena. Mūsų naujiena yra tokia, aš jums supažindinsiu su nauja biblioteka, kuri bus universali. Taip, darom include, papildomą naują ir dedame brūkšniuką ir įsivedame bits, brūkšnelis, stdc, std ir c++,
std.c++.h. Dabar pasitikrinam, ar tikrai biblioteką įsivedėm teisingai. Šitą užblokuojam, kad nesimaišytų jinai, jau jos mums nereikės. Pažiūrime, ar šitą teisingai įsivedėm, tai kopeliuojame hello what. Ar dirba hello what? Dirba, gerai. Reiškia, tai mes šitą biblioteką dabar dažnai naudosime ir dabar susivedame pamokos aiškinimą. Tai manau, kad aš pseudokodą įdėsiu ir pataisysiu, nes man tai bus lengviau. Į kodė bloką. Aišku, Wordo komentaro ženklai netinka, bet double tiks, čia viskas tiks. Šitą išmetam. Ir matot, iš karto viskas suveikia. Būtinai išmetam, jeigu iškėlėm iš Wordo visą laiką tuos komentaro ženkliukus nusutvarkom. Wordo netiks. Taip. Tai man atrodo, kad viskas dirba, tai vizualiai žiūrint, bet gal kokia klaida dar praleista. Tai dabar pasitikrinama, ar programa rodo. Dabar kuo mums reikės įrašyti? Mums reikės duomenų tokių pagal vadovėlį. Tai V bus 120 ir N bus 800. Tai ir tą padarome. Per mėnesį, matot, lietuviškas raidės blogai rodo, aš lietuviškas mėnesį palikau perskaitytų knygų, tai klingeliukas rodo, bet sakykime, kitą kartą rašyti nelietuviškai, tai perskaitytų knygų 120 nurodė. Toliau enter, kiek lankytojų per metus buvo, tai 800. Dabar mes matome, kad teisingai programa rodo 1,8, ką jį buvo įspėjęs, kad neapvalino iki 2. Va, viskas suskaičiuoja teisingai, tik tai galim čia padaryti patraukimą truputį. Sekančiam pamokom mes išmoksime naudoti ir biblioteką Jomanip, ir setportation, ir visą kitą, kad patys patrauktų, kad po kablelio parodytų vietas ir visą kitą. Čia dar kol kas ne mūsų tema pamokų, tai dabar tik tai tiek padarykime ir dar kartelį pakopiliuojam, pasižiūrime, ar tikrai gražiai atrodo ir tada bus kaip ir viskas. Dar norėčiau lietuviškas raidės sukeisti, kad tikrai gražiai rodytų. Tai nelietuviškom raidėm parašome, kad matytumėte jūs, kad gražiai viskas būtų. Taip, čia, taip. Ir dabar kopiliuojam. Va, matot, užrašas jau daug kitoks yra. Irgi vėlgi rašom 120, per metus lankytojų skaičius 800 bibliotekoje, ne 8000. Ir matot, kaip gražiai 1,8 jau atspausdinta ir patraukta. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir žiūrėkite, mokykitės tuos filmukus. Galėčiau dar, aišku, pakomentuoti. Dar kartelį pakomentuoju, kad primint. Include Jostream arba šitas naujas mūsų bibliotekos panaudojimas, tai yra biblioteka tam, kad paimtų resursus, kad iš viso kopiliuot galėtų. Using namespace std ne visose kopiliatoriuose būna, ypatingai interneto nebūna šitos bibliotekos, bet prie kiekvieno sakinio cout ir cin reikėtų rašyti std. Kad išvengtume klaidų, tai mes naudojame iš karto parašom biblioteką nuo using namespace std ir tada nereikia prie kiekvieno sakinio rašyti. Int main yra pagrindinė funkcija. Jinai visose programuose privalo būti. Kiek bebūtų funkcijų papildomai sukurta, int main funkcija visą laiką turi būti. Dabar programos arba funkcijos pradžia ir pabaiga. Ir mes apsirašom kintamuosius šitoj programoje. Mes pasirinkome realaus skaičiaus kintamai double ir išvardėjom K kintamai, V kintamai ir N. Jeigu parašyčiau vieną liniją tiektų po kableliais ir pabaigoje kabletaškis, dabar čia sudėjau, matot, per kitas eilutės ir viskas irgi tinka. Toliau, cout komanda yra išvedimui į ekraną. Srauto ženklas, matote koks,
ką parašysim tarp kabučių, tas bus pavaizduota ir sakinio endel pabaigoje tam reikalinga, kad permesti kitą eilutę. Kad įsimintų programa, ką mes įvedame, tai yra kintamasis V. Tai mes jau šitos pakartojame. Čia yra skaičiavimas. Matot, kaip matematikoje būtų V dauginti iš 12 dalinti iš N yra lygu K. Matematikoje tai būtų rašoma, ne? Programavime yra atvirkščiai. K lygu V dauginti iš 12 ir dalinti iš N. Čia mes suskaičiavome pirmą mėnesius, nuo mėnesių knygas, kiek per mėnesį viso bibliotekoje perskaito, padauginam iš 12, sužinom, kiek per metus perskaito knygų, reiškia, ir kiek per metus lanko lankytojų N kintamasis. Šitą padalinam skaičių ir gauname K. Tai ir išvedam K. Čia perskaitom ir K išvedame kaip rezultatą. Na, o return zero yra grąžinimas nulio, tai išsivalo programa, kiek be paleisi, visą laiką išsivalo. Tai ačiū dabar, kad žiūrėjote ir darykit darbą.